Jeigu tarnybiniai šunį, pavyzdžiui, geriausiai motyvuoja kamuoliukas ar koks nors kitas žaislas, kuris jam primena grobį, tai namuose auginamam augintiniui geriausias paskatinimas tai yra maistas ir įvairūs skanėstai, kurie įprastai augintinį lydi nuo pat mažumės, kadangi juos naudojam ne tik palepinimui, bet ir dresūrai ar tiesiog motyvacijai. Skanėstai gali būti ir puikiai priemonė užimti augintiniui, jeigu, pavyzdžiui, išeinate kažkur ilgesniam laikui iš namų, tai tam, kad nekiltų pagundų graužti baldus ar kitus daiktus, paprasčiausiai paliekate kokį nors taip vadinamą ilgo grojimo skanėstą, kuris augintinį ilgiau džiugina. Taip pat skanėstai visuomet yra labai geras būdas kurti ryšį tarp šeimininko ir augintinio, ypatingai kada augintinis yra jaunas ir dar mokosi, dar tik pažindinasi su savo aplinka. Bet aišku, ne visi skanėstai, kuriuos randate parduotuvėse, yra sveiki ir suteikiantys kokią nors naudą. Nes tikrai daug skanėstų yra tokių, kurių sudėtyje yra įvairių galimų alergenų, kaip pavyzdžiui kiauliena, soja ir įvairūs kiti produktai, kurie augintiniui yra visiškai nenaudingi. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių nereikalingų ingredientų tai yra kviečiai. Dažniausiai jų galima rasti įvairiuose biskvituose ir ką jie daro, tai jie maistinės vertės perpildo angliavandeniais ir dažnai augintinį lepinant tokiais skanėstais galima susidurti su antsvorio problemom. Kita galimai problematiška skanėstų rūšis tai yra įvairios džiovintos mėsytės. Dažnai jos turi daug perteklinės druskos. Druska didina troškulį ir gali sukelti įvairias inkstų problemas, tai todėl tokių skanėstų iš tikrųjų reikėtų vengti. Visai kita kalba yra, kada kalbame apie funkcinius skanėstus papildus, kadangi tokie skanėstai įprastai yra pripildyti įvairių naudingų baltymų, vitaminų, mineralų ir kitų ingredientų. Tokie skanėstai leidžia gerinti tam tikras augintinio organizmo funkcijas, tai pavyzdžiui regėjimas, smegenų veikla, dantų apnašų valymas, žvilgantis kailis, sveika oda ir daugybė kitų funkcijų. Tokie skanėstai tai padaro pasitelkdami aukštos kokybės baltymus, tai pavyzdžiui žuvis, lašiša, ėriena ir panašiai. Taip pat tam naudojami ir įvairūs vadinamieji supermaisto ingredientai, tokie kaip lašišų aliejus, kokosų aliejus, žalioji arbata ir įvairūs kiti ingredientai, kurių funkcija yra palaikyti kokią nors augintinio organizmo funkciją. Tai teisingai pasirenkant skanėstus, ne tik tinkamai palepinsite ir motyvuosite jį, bet ir pasirūpinsite jo sveikata.